Sveiki gerbėmieji, tęsia mūsų rugsėjo 1 kainų reidą skirtą gėlytėm. Aplankėm Lidlą, Rimi, dabar Maxima. Šiandien yra rugpjūčio 29 diena, taigi kardelė yra mūsų indikacinė prekė. Na ir Maximoje be jokių detektyvų suras kainą. Vat yra kardelių kaina yra 29 centai, nubraukta kaina 79. Tuo tarpu Lidle kardelių mes neradom, bet buvo pranešimas, kad nevatai skaitmeniniam laikraštukė bus 29 centai, kai sueis rugpjūčio 31 diena. Tai va, dabar kitas pasirinkimas, kurį mes čia galim pasižiūrėti, gal tada iš eilės. Saulėgrąžų puokštė 4,49, gvazdikėlių puokštė 30 vienetų 8,99, bet jos jau nebėra. Gerbierų puokštė 4,59, gvazdikėlių puokštė 7,49, gerbierų puokštė 15 vienetų 4,99, gvazdikėlių puokštė 9 vienetai 5,99, rožių puokštė 9 vienetai 4,49, rožių puokštė, bet čia tokia mažytė jau labai, 3,49, frezijos 4,49, astros 3,99, graži puokštė 6,49, rožių puokštė 7 vienetai 6,99 ir rožių puokštė 25 vienetai 9,99. Taigi pasirinkimas gan platus. Gvazdikėliai, rožės, astros, gerbierai, na ir kardeliai. Turbūt jų bus daug rugsėjo 1 dieną. Tai ką, tiek tada iš Maximos ir keliaujam pasižiūrėti, kokios kainos yra iki. Beje, Norfa praeitais metais gėlių nesiūlė, turbūt, kad nesiūlys ir šiemet.